Sveiki draugai, su jumis Haroldas, Kripto mokymų centras. Šiandieną antradienis, kovo 18 diena ir darome dienos analizę. Taip, tai dar viena nelabai įdomi diena markete. Į profesorių užrašų šiandien rašiau, kad realiai šitas toks compressionas kaip spiruoklė at some point prives prie expansiono, breakouto į kažkurią pusę. Taipogi minėjau šitą trikampį jau kelintą video iš eilės, realiai iš to, ką dabar matau, galimai nelabai čia gausis tas trikampis. Reikia žiūrėti, jeigu dabar šitas krešas nukrys žemiau šito laus, tai realiai tikiuosi gal bounce'o kažkokio į lower high, po to naujų laus. Nes vėlgi trendas bearish, daily trendas bearish, 8 dienos be vyko, tai realiai nukrysti per ateinančias 3 dienas žemiau 8.1k labai didelė tikimybė, kur tas 8.1k pas mus čia ir gaunasi. Padaryti lower vyką, to gal pabouncint, bet nelabai kas keičiasi iš tikrųjų jau kelintą dieną iš eilės tas pats. Turime 8.5k stiprų rezistansą. Čia kiek kartų bandyta prasimušti, nelabai paeina ir paskutiniai 3 bandymai buvo į lower high, tai realiai šitas praeitas net nepaėmė likvidyti. Ar bus taip? Nemanau. Net jeigu bearish, net jeigu krysim žemyn, manau vis tiek bus kažkoks bounce'as ir čia tampysis. Tikrai neleis taip lengvai visiems, kas čia shortino. Dėjo čia high stop lossus, tiesiog raidinti profitus. Manau, kad čia patampys gali net paimti tą likvidity ir at some point tada tik subirėti. Per lengva iš tikrųjų būtų, jeigu tiesiog taip viena tiesa linija čia viskas sukrystų. Nemanau. Manau, kad bearish manau, kad judam iki laus, bet tikrai netiesia linija. Vien šitie 3 highs nepaimti, plus čia dar turim daug likvidity, tai kažkaip man visgi noris manyti, kad tampysimės čia, tada stiprus spaikas, skvizas ir tada jau nauji laus. Kažkoks toks, manau, pefas daug realesnis negu tiesiog nukrysti tiesia linija ir leisti visiems, kas čia shortina, uždirbt. Ne taip lengvai. Tikrai manau, kad ne taip lengvai. Pradėkim kaip visą laiką nuo 8 dienų time frame, pažiūrėkim, kaip formuojasi žvakė, 3 dienos iki close. Tai kaip jau nekartą minėjau, neturi turi, bet labai mažą lower vyką žvakę, tai tikrai, manau, per ateinančias dienas pakrysim padaryti jį ir kaip užsiklausins čia jau kitas reikalas, bet kad reikia lower vyką padaryti, nes, kaip jau minėjau, realiai žvakės be vykų būna tikrai tik tai stipriam uptrende, matom, tarkim, čia žvakė neturėjo didelio vyko, čia toks stiprus uptrendas buvo. Šitoj vietoj žvakės neturėjo lower vyko didelio irgi uptrendas. Čia visur. Bet šiuo atveju mes ne uptrendę, šiuo atveju mes kaip ir downtrendė. 8 dienas čia gal vis dar range'as, vis dar uptrendas, net sakyčiau, bet mažesniam time frame mes jau downtrendė, tai labai būtų necharakteristiška nepalikti lower vyko. Kaip vyklė atrodo, galim pažiūrėti. Vyklį dabar irgi formuojasi, tai gan sueitų tada pakryst, padaryti 8 dienų lower vyką, tada grįžti, būtume jau ir vyklį vyką padarę, ir manau kažkur čia ir užsiklausinsim. Vėlgi, nemanau, kad bus nauji laus. Jeigu ir krysim į laus, tai manau tiesiog svypas ir grįšim kažkur čia į šitą general area. Manau, vis tiek ta zona nuo 8.5 iki realiai čia nuo laus
Manau, šitoj zonai praleisim dar tikrai kurį laiką. Ir išsvypinsi laus, grįšim atgal. Kažkaip. Nežinau, tikrai nemanau, kad bus va taip. Jeigu ir bėriša, jeigu ir krysim žemiau, patestint šitą levelį, tikrai ne taip, netese liniją ir ne dabar. Vis tiek, manau, at some point ir bensus retestinsim ir dar čia ilgai smaukysimės ir gal tik tais tada taip sukrystėse liniją. Tiesiog per lengva būtų per leist shortam uždirbti. Daily time frame'as, irgi jau ne vieną dieną tą patį miniu, kad turim aiškę tendenciją. Raudonus bensus, paliečiam juos, padarom niulaus. Tai vėlgi matom šitoj vietoj daug rezistanso ir sueina su bensais ir kaina niekaip nesugeba juos įlipti, nuredžektinam, tai tikimės naujų laus, po naujų laus vėl tikimės, kad paliesim bensus. Ir ta pati istorija jau visą realiai šitą downtrendą. Tai kol kažkas kol nieks nesikeičia, kol viskas taip pat, tol nieks nesikeičia. Tai realiai darbas mūsų kaip traderių ir yra pastebėtos tokius mini pokyčius ir tada jau juos naudoti, kad kapitalizint. Kol kas, nesimato dar pokyčių. Total do. Irgi viskas labai panašiai kaip BTC. Tik aišku silpniau, jau raudoni bensai. Jau irgi kartojos kelintą video, tikimės arba kažko tokio geriausio atveju, arba kažko tokio blogiausio atveju. Irgi čia nėra per daug ką žiūrėti, grįžom atgal į vasaros range'ą, tai nežinau. Tikrai nematau, kaip mes galėtume išsibreikautinti iš jo gan greitai. Manau, pirmas pumpas čia iki high'o, iki šito high's tikrai bus nuselofintas, nes reikia galvoti, kad visi, kurie pirko realiai nuo lapkričio, nuo spalio mėnesio, visi dabar čiūt ne minuse, arba break even, arba minuse, tai realiai bet koks pumpas tiesiog bus proga exitinti ir tiek. Tai šiaip nematau tikrai, kaip šiais metais Total Do galėtų padaryti naują high. Manau, kad bet koks pumpas tiesiog bus nuselinamas ir tiek. Gal aš neteisus, bet iš to, kaip viskas dėliojasi, tai nežinau. Total Do tai jau tikrai artėja. Jau net neartėja, jau giliam bear market'e iš tikrųjų. Ir tiesiog reikia laiką. Vėlgi daug kas priklauso nuo BTC. Daily chartas irgi lygiai tas pats, kas BTC. Irgi turime tendenciją padaryti low, palies bensus, padaryti naują low. Palies bensus, padaryti naują low, palies bensus, padaryti naują low, tai kol kažkas nesikeičia, tol žiūrime tai, kaip į tas, kas vyksta dabar, ir nieks nesikeičia, žodžiu. BTC mažesnis time frame'as. Irgi realiai tikėjaus pabreikautų į viršų, Jeigu čia būtų buvęs tas trikampis, bet kaip matau, nelabai gal gaunasi. Turim stiprų rezistansą. Tai manau, sukrysim paimti kažkurį iš šitų lau. Vėlgi, nemanau, kad bus taip lengva tiesiog viena linija. Manau, sukrysim, paimsim šitos laus, gal grįšim prie high's. Vėl smaukysimės, tada išskvyzinsim visų shortus. Manau, tikrai turim turėti va šitą short skvyzą prieš naujus laus. Visus, kas čia shortino, gal net šitos high's paliesim, visus juos išskvyzint ir tada nauji laus
Kažkoks toks pefas, manau. Gan realus. Na, aš šiaip prilyginau kažkuriam video. Realiai šitą visą gabalą su vasario mėnesį, ką turėjom, tai irgi tiesiog choppy sideways, nieks nevyksta. Lyg tai pumpina, nusilofina, lyg tai krenta, vėl atperka, tai toks choppy range'as. Reikia laukti breakouto iš jo. Kas dar? 2 dienos. Na irgi norint prašosi 2 dienų bensai retesto. Tai vėlgi, jeigu turim tą tendenciją, ne, kad prieš naujus lows paliečiam bensus, nauji lows, tai yra jo low, palietėm bensus, naujas low, tai dabar realiai mes dar nepalietėm bensų, tai nemanau, kad taip iškart krysim į naujus lows, manau vis tiek tas bensų retestas, tikrai reikalingas ir tada aišku gali būti nauji lows. O 8 valandos irgi nesugeba išsilaikyti aukščiau bensų. Lyg ir bando, nori, bet nesugeba. Tai tiesiog parodo, kad čia turim daug rezistanso, irgi sueina su daily bensais, tai jo. Čartai bėriš, visi čartai bėriš. Trajektorija žemyn. Ar bus taip? Ne. Tikrai nebus taip lengva, bus kažkaip labiau va taip. Kur tikrai bus tų skvizų. Nes visi čia dabar tokie protingoliai galvoja, jeigu marketas krenta, tai reikia shortinti labai lengva, bet shortinti tikrai nėra lengva. Tai realiai kur shortinti, gerai būtų shortinti tos skvizus, ne, tai dabar čia jau nėra čia ką shortinti. Reikia laukti skvizo. Mažam time frame market structure breakų ir tada shortinti. Ne čia, tikrai ne čia. Jo, tai trumpas video šiandieną, kaip ir sakiau, marketas, nelabai įdomus. Kad ir dabar turim sell-offą, tikrai nemanau, kad jisai va taip sukrysi naujus lows. Būtų tiesiog per lengva, ypač dėl to, kad mes neišsvypinom šitų 3 highs, tai realiai visi, kas shortino šitam range ir kas dėjo profitus prie highs, ant stop lossą prie highs, tai jie dabar profituose, tai nemanau tikrai, kad savaitės laiko range taip visiems duotų uždirbti. Manau, kad išskvizins jos at some point. Na ir čia dar turim liquidity, tai čia gali, tas skvizas gali pajudėti tikrai gan aukštai. Jo, tai kai bus ką pasakoti, tai aišku, iškart papasakosiu profesoriaus užrašai bus aktyvesni, dabar, tiesiog nėra ką šnekėti, altcoinai numirė, BTC range'ina, tai jo, tai tiek. Susitiksime rytoj.